Sveiki, aš esu Meda ir vėlgi jūs žiūrite išmaniųjų galimybės.lt. Šiandien lankomės Baltic Mobile salone esančiame Vilniuje Justiniškių 12, Karoliniškėse. Man užkliuvo bežiūrint į visus stendus šis planšetinis kompiuteris Star Grand 10,1 colio 3D planšetinis kompiuteris. Iš tiesų, kodėl jis man krito į akis, dėl jo didžiulio ekrano. Ekranas tikrai yra, matome, gan didelis ir tarkim, žiūrėti klipus, žaisti, žiūrėti filmus, netgi naršyti internete yra žymiai patogiau ir galbūt netai vargina mūsų akis kaip mažesni planšetiniai kompiuteriai ar netgi telefonai. Šis dar planšetinis kompiuteris Star turi 2 SIM kortelės. Tai yra didelis pliusas, nors iš tiesų galėjo galbūt gamintojas įdėti ir vieną, manau būtų pakakę vienos SIM kortelės. Bet iš tiesų ir 2 SIM kortelės yra gerai, jeigu esate kažkur tai užmiestyje ir negalite prisijungti prie interneto, jos jums gelbsti ir tiesiog suteikia pramogą naudotis internetu. Taip pat turime šiame planšetinėme kompiuteryje labai neblogą 8 megapikselių kamerą su LED blykste. Dariau nuotraukas, kažkiek tai pasibandžiau, iš tiesų nuotraukos yra ganėtinai kokybiškos. Dar bandysiu pafilmuoti, kelsiu video medžiagą ir pasižiūrėsime, kaipgi su šiuo planšetiniu kompiuteriu galima pafilmuoti. Kadangi 8 megapikselių kamera, tai aš manau drąsiai galima važiuoti į parodas, į konferencijas ir galbūt pafilmuoti, galbūt pafotografuoti jums reikiamus dokumentus ar tiesiog patį renginį nusifilmuoti, kažkokią tai santraupą pasidaryti savo į atmintinę. Šis planšetinis kompiuteris Star Grand 3G turi IPS LCD ekraną. Jis iš visų kampų žiūrint matomas lygiai vienodai ir yra pakankamai ryškus. Nors iš tiesų Starai, kiek žinau, gamina šiek tiek silpnesnius ekranus ir galbūt galėtų Staras kažkiek patobulėti ir pagaminti ryškesnį ekraną, nes šis ekranas šiek tiek yra blankesnis lyginant su kitais planšetiniais kompiuteriais. Tačiau iš tiesų kaina jo yra ganėtinai minimali lyginant su kitų firmų planšetiniais kompiuteriais. Ekranas HD 1280 ant 800 taškų. Tai, kaip žinome, yra visai neblogi skaičiukai. Ir žiūrint tiek filmus, tiek kažkokius klipus, mūsų ekranas gana stebina ir yra pakankamai ryškus. Šiame planšetinėme kompiuteryje yra įdiegta Android sistema 4.2 Jelly Bean. Yra senesnė, tačiau nebebijokite. Programų tikrai rasite, Google Play įėję ir įsirašysite savo norimus žaidimus, savo norimas programėlės ir jums tikrai jų nepritrūks pagal jūsų poreikius. Procesorius 4 branduolių, 1,3 taktinio dažnio, tikrai gana greitas ir dar plus su 8 branduolių vaizdo plokštė tikrai sukuria mums nepamirštamus įspūdžius žaidžiant žaidimus planšete.
Taip pat darbinė atmintis 1 GB, kuris neleidžia mums pastrikti šiam planšetiniam kompiuteriui. Turime vidinę atmintį 16 GB. Gaila, iš tiesų gaila, nes operacinė sistema Jelly Bean suvalgo apie 4 GB ir telieka mums 12 GB. Bet žinoma, nenusiminkime, dedame microSD kortelę, plečiame iki 32 GB ir 32 plus 12, visai neblogai, 44 GB turime. Žinoma, kuo daugiau gigabaitų, tuo didesnė, manau, netvarka mūsų planšetinėme kompiuteryje, tad nenorėkime irgi išsiplėsti per daug, geriau dažniau pratvarkykime savo atmintį. Pliusas 3G minėjau, GPS yra, taip pat Wi-Fi galima prisijungti. Dar labai didelis pliusas yra 6000 mAh akumuliatorius, kuris iš tiesų leis mums gana ilgai naudotis šiuo planšetiniu kompiuteriu. Galėsime pasijungti daug programų, galėsime netgi naudoti šį kompiuterį ne tik pramogom, bet ir darbui. Kadangi, kaip minėjau, jis gana didelis, jis tinka tiek darbui, tiek pramogoms. Taip pat dizainas, aliumininis galinis dangtelis mums sudaro kaip ir profesionalumo tokį įspūdį, kai gali šiuo kompiuteriu naudotis tiek vartotojiškas žmogus, tiek galbūt dalykiškesnis verslo žmogus ir jūs tikrai neapsiriksite nusipirkę šį aparatą ir tikrai jūs pasižiūrėję nepagalvos, kad čia kažkoks pigus daiktas. Ne, jis iš tikrųjų kvepia šiek tiek brangesniu. Pats stikliukas yra ganėtinai gražus, toks lyg gumos jausmas, nors čia, aišku, žinoma, yra plastmasė, tačiau jis tikrai yra ganėtinai gražiai įmontuotas ir matome tikrai įspūdingai sugalvojo šis gamintojas įrengti SIM kortelės vietas bei microSD kortelę. Turime dar stereo garsiakalbius 2, taip pat palieka didelį įspūdį žiūrint filmus ar kažkokius trumpametražus filmukus ar klipus. Klausytis muzikos taip pat galime, nes tiek žaidžiant, tiek galbūt laikant taip kompiuterį, mes tikrai drąsiai galime naudotis ir žinosime, kad mūsų garsiakalbiai neužsidengs, nes jie yra pastatyti apačioje. Gamintojas padarė jungimo mygtukus, mikro USB jungtį, HDMI jungtis yra 3,5 mm ausinių jungtis, turime taip pat mikrofoną esantį šone, turime garso mygtukus, taip pat turime kaip ir šiokią tokią naujovę, tiesiog grąžinimo mygtukas. Galbūt ilgiau pasinaudojus šio planšetiniu kompiuteriu, aš manau, šis mygtukas mums pravers ir bus ganėtinai patogus, nereikės vis grąžinti galbūt rankos ties back mygtukų, ties ekranu, o galėsim tiesiog šone paspausti ir grįžtame atgal. Taigi pliusai. Didelis ekranas, galit naudotis tiek jūs, tiek jūsų galbūt vaikai, nebijosite dėl akių kažkiek. Ekranas LCD IPS, kai gali žiūrėti iš visų kampų, didelis akumuliatorius 6000 mAh, turime 8 megapikselių galinę kamerą pagrindinę, taip pat vaizdo pokalbėms esančią 0,3 megapikselio kamerą, kuri galėtų, aišku, jau būti ir iki 2 pikselių praplėsta. Taip pat šis planšetinis kompiuteris mane galbūt nuvylė tuom, jog jis yra sunkus. Iš tikrųjų, jis yra sunkus, 660 gramų, bet darbui, pramogoms, su dideliu ekranu, manau, nereikia irgi norėti plunksnelės. Tad STAR Grand 3G
su 10,1 colio ekranu dedam didelį pliusą. Ir šiuo metu balticmobiles.lt siūlo mums šį planšetinį kompiuterį S-Star Mini 3G 10,1 colio įsigyti su didelė akcija. Taip pat žinokite, jog šioje internetinėje parduotuvėje yra ganėtinai daug akcijų. Užsukite ir pamatysite, įsitikinsite. Ir visi atkreipkite dėmesį į šį planšetinį kompiuterį. Ačiū, kad žiūrite, komentuokite, rašykite, laikinkite bei šarinkite mano video. Susitiksime kitose laidose. Ačiū. Iki, mielieji.